kai jaunoji Kėžių kaimo gyventoja Ingrida Kraštytė dar tik mokėsi pardavėjo profesijos Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje, tuo metu ten pat gretimui mokėsi ir statybininkų vienas vaikinas Usūrinis, kurio pati Ingrida tikrai labai neapkentė. Buvo tada jau antrieji mokymosi profkėje metai ir jie jau praktiškai baiginėjosi, rugpjūčio mėnesio pradžioje kai kurioms klasėms dar vis vyko praktinės pamokos. Tarp tokių taip leidžiančių vasaros dienas buvo ir antrakursių statybininkų klasė, jiems tada ir grūdus parvežtus iš laukų teko mokyklos teritorijoje tvarkyti ir lauko estradą perdažyti ir paruošti naujiems mokslo metams bendrabučio kambarius. Tądien viename bendrabučio kambaryje drauge dirbo du klasiokai, Usūrinis ir Užkimėlis, tikrai nedraugai vienas kitam. Bet vis tiek kentė vienas kito nemalonų buvimą šalia ir dirbo, dažė spinteles. Buvo saulėta tuomet vasaros diena, kažkur kambarių gilumoje, pastato viduje iš tolo skambėjo populiari tuo metu užsienio daina Dragosta Dintei. Popiet praktinės pamokos pagaliau baigėsi, Usūrinis buvo visas įsitepęs dirbant dažais, tad jautėsi purvinas ir nuėjo tiesiai į bendrabutyje esantį dušą, kur vienas savo nusirengė nuogas ir pasileidęs bėgti vandenį, pradėjo praustis. Tuo pat metu pro šalį atsitiktinai ėjo dvi merginos draugės iš kažkurios klasės, jos kai pastebėjo, kas ten duše maudosi, iš už kampo pradėjo tylomis slapta stebėti iš arti tą mokinį Usūrinį, slapčia apžiūrinėti jo nuogą kūną, žiūrėti, kaip jį savo kūną trina muilu ir prausia. Ir patikėkit, nuo tokio erotiško vaizdo tos dvi merginos čia pat tikrai visai rimtai susijaudino pačios, jos juk dar niekada nebuvo mačiusios nuogo Usūrinio ir suprato, kad jis kaip vyras joms irgi yra gan visai patrauklus. 2004 metų rugpjūtis.